Ką tik tai grįžau iš Belgijos ir Prancūzijos. Važiuoji keliais, greitkeliais ir matai ūkius, priklausomai nuo dydžio, arba 3-4 karvės, geros, pieninės arba mėsinės, arba iki kokių 50. Žmonės ten gyvena dešimtmečiais, jau įsigyvenę į tą žemę, padarė savo biznį, prižiūri jis tropiausiai. Kodėl flamandai nenori nieko kito, kaip taip pat toliau savarankiškai tvarkytis, netgi atsiskiriant nuo valonų? Todėl, kad jie ten gyvena kaip savo žemėje. Mums iki gyvenimo savo žemėje kiek problemų dar reikia įveikti. Ir visų pirma, sugrįžti visiems namo, tame tarpe ir čia, Lietuvoje gyvenantiems. Mes gyvenam dar ne savo žemėje. Taip, ačiū. Dar vienas klausimas rinkėjų iš gatvės.